Galit užsimerkt, galit ne. Pirma, grįžtam dabar į save. Galit užsimerkt, kad nežiūrėti kitas nuotraukas, nežiūrėti kitus žmonės, nerezonuoti, nejungti empatijos, o dabar grįžti į vidų. Visiškai grįžti į vidų, padėkit ranką ant širdies, jums būtų patogiau savo dėmesį tokiu būdu nukreipti. Pagaukit dabar savo dėmesį savo galvoj. Jis visada yra mūsų galvoj, tas dėmesys. Ir įsivaizduokit, kad jūsų dėmesys įsėdo į liftą ir dabar nusileidžia krūtinę. Nusileidžia į krūtinę ir atsidaro durys lifto, jūs išeinat į kambarį. Ir šitas kambarys dabar yra jūsų širdis, jūs galite jį apsižiūrėti, kaip jis atrodo, ar yra langų, ar jis šviesus, tamsus, ar ten tvarka, ar bardakas. Nieko neteiskit, nieko nebandykit keisti, tiesiog būkit. Ir jūs atvežėt dabar savo rankose, laikot švieselę, laikot mažą baltą šviesų ugnelę. Ta ugnelę dabar talpinat į savo širdį, į savo krūtinę. Ir jungiat kvėpavimą. Pajungiat prie jos kvėpavimą. Įkvėpimas užpildot. Iškvėpimas šviesa skleidžiasi stipriau ir didėja šitą švieselį. Įkvėpiam ir su iškvėpimu dar plečiam šitą švieselę. Jinai tampa šiltesnė, minkštesnė, švelnesnė. Su kiekvienu iškvėpimu vis didesnė ir po trupučiuką apima visą jūsų kūną. Šioj būsenai jūs su didžiuliu dėkingumu kreipiatės į mūsų motiną žemę. Ir kaip strėlė jūsų dėmesys dabar keliauja į žemės centrą, į patį centrą ir sakot, labas, mano motina. Labas, motina, žemė, myliu tave. Myliu tave, priimk mane į savo srautą ir jauskit, kaip meilės žemės karštą, gyvą energiją pradeda užpildyti jūs nuo pačios apačios. Ir įsivaizduokit vertikalų kanalą, kuris eina skersai pro jūsų visus kūnus ir žemės energija, kuri visada su jumis, nes jūs vis dar esat gyvi, jūs dar turit kūną, reiškia šios energijos turit. Tiesiog dabar su savo meilė ir priėmimu praplečiat šį kanalą. Ją priimat stipriau, užpildyk mane, pravalyk mane. Įkvėpimas ir tas rautas kyla aukštyn, 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 pramuša visą, pro jūsų stuburą praeina viršų ir pramuša pro visas blokus, pro visas pertvaras. Dar įkvėpimas, kyla, krūtinė, kyla aukštyn, pro jūsų kaklą, pro jūsų galvą ir iš pakaušės toliau keliauja link Dievo, link Kūrėjo, link visatos. Jūs su kiekvienu įkvėpimu pumpuojat kaip pompa, kad jūsų visi kūnai užsipildytų dabar šią energiją. Tai yra gyvenimas, tai yra nora, tai yra karštis, tai yra šviesos, tai yra spalvos, tai yra aš noriu veikti. Aš noriu gyventi ir daryti šiame gyvenime. Tai, ką aš turiu daryti. Ir aš turiu tam jėgų, aš turiu jėgų veiklai, turiu jėgų gyventi, turiu norų ir džiaugsmų. Aš džiaugiuosi, aš mėgaujuosi malonumais, aš džiaugiuosi to, ką matau, to, ką girdžiu, to, ką valgau, to, ką kalbu, to, su kuo kalbu. Man kiekvienas kontaktas yra malonumas. Aš pasipildau, aš užsipildau, aš mėgaujus visko. Žemė, myliu tave, aš tavo vaikas. Pasižiūrėkit, ar viskas užsipildė aplink jūsų, įsivaizduokit kaip kokoną, kuris yra dar nuo jūsų kūno maždaug ten iki metro atstumų, priklausom iki 1,5 netgi gali būti. Pasižiūrėkit, kaip yra pas jūs, pasižiūrėkit, kad tolygiai užsipildytų šitą energiją. Pasižiūrėkit į tas vietas, kuriuose jaučiat nemalonumą, duokit ten daugiau dėmesio. Pravalykit, užpildykit, padėkokit. Sudeginkit, kas ten nereikalinga, kas nebetarnauja.
Ir keliaujam dabar link Dievo, link Kūrėjo, link visatos centro, link tos energijos, kurią šiandien apibūdinau kaip meilė, iš kurios sukurtas pasaulis. Kažkur yra tas centras, iš kurio mes esam visi sukurti. Mūsų siela yra spinduliukas, yra maža dalelė to Kūrėjo. Jisai skleidžiasi tokiu būdu ir patyrė šį gyvenimą per mus. Ir tai reiškia, kad aš visada su juo sujungta. Jis manęs nepaliks niekada, nes aš esu nuolatos šitam kanale. Ir dabar ties iškvėpimo pajauskit, kad į jūsų pakaušį liejasi labai malonus, labai gaivinantis lietutis. Labai skaidrus, skaistus, stiprus, aiškumas. Aš pradedu geriau suprasti gyvenimą. Aš pradedu jį priimti. Jis man aiškus dabar. Ši energija užpildo mūsų iš viršaus į apačią. Nusileidžia irgi kanalų per stuburą ir susijungia su žemė ir eina link žemės. Mes tokiu būdu jungiam savyje žemę ir dangų. Visi mūsų kūnai ir materialūs ir ploni, visi jungiame šiais kanalais. Ir visada yra pakankamai energijos. Ši energija yra sąmonės energija, yra galia. Ir ši energija yra meilės energija. Užpildom visą kūną, vėl su šią energiją praskenuojam savo protą, savo smegenis. Aplink save apsižiūrim. Leidžiamės į krūtinę, leidžiamės žemiau, pasižiūrim, kur trūksta, pasižiūrim, kur yra konfliktas, nebeteisinam, nieko neteisiam, nieko. Stengiamės tiesiog būti tam, kas vyksta. Per kiekvieną slankstelį leidžiamės, užpildom. Ir kai įsijungiam prie žemės centro, jaučiam, kaip tie du srautai cirkuliuoja pro mūsų. O mes pulsuojam kaip labai graži sfera. Pažiūrėkite į savo spalvas, kiekvienas yra unikalus. Ir dėmesį grąžinam į krūtinę. Iš krūtinės mūsų švieselė apjungia šios du srautus. Ir iš savo krūtinės mes siunčiam Kūrėjui savo meilę. Aš tavyje. Aš priimu tave. Ir aš atiduodu save tau. Aš esu tavo įrankis. Aš esu tavo rankas. Aš prašau žinių ir jėgų, kad galėčiau atlikti viską, ką galiu geriausio šitam gyvenimui. Dėkingumas. Dėkoju tau. Pasižiūriu į savo širdį. Kas dabar skauda? Kiekvienas atraskime, kas man dabar skauda. Kurioj vietoj. Nukreipkite ten savo dėmesį iš savo širdies. Iš visų šitų meilės energijų. Nukreipkite ten dėmesį ir kreipkitės į tą skausmą. Aš prašau tave atsiskirti nuo mano kūno ir apsižiūrėkit, kaip atrodo šitas skausmas. Kas tai yra? Pasakyk man, ko tu atėjai, ką aš turiu išmokti. Ir stenkitės visą savo jautrumą nukreipti ir tai, kad suprasti, pajausti tos vaizdus, pamatyti, ar išgirsti mintis, ar žodžius. Aš dėkuoju tau už pamoką. Aš prašau tave, aiškiai man duoti suprasti, kam tu atėjai. Ir paleidžiu tave, apnulinu mūsų skolas, gali būti laisva. Ši energija, šis skausmas, aš jį pritraukiau dėl tam tikrų priežasčių. Ir dabar savo valia aš jį paleidžiu su dėkingumu. Suvokimas gali ateiti šiek tiek vėliau. Nesipriešinu. Dėkuoju. Duodu tau energijos pakilti tiek, kiek tu nori pakilti tavo transformacijai.
Nes tas skausmas, ta programa irgi yra energija, kuri vystosi, kuri keliauja savo gyvenime kažkokiu keliu. Aš jai linkiu šviesos ir evoliucijos. Ir paleidžiu. Tu esi laisva, aš esu laisva. Laisvas. Dėkuoju. Dabar pasižiūrime mūsų ratą. 9 žmonės. Pajauskit, kas yra iš kairės, kas yra iš dešinės. Labai švelniai likit savo krūtiniai, stenkitės būti krūtiniai, vizualizuoti abu kanalus ir labai švelniai tiesim rankas ir pasiimam už rankų. Dėkuoju visiems, kas čia yra. Ir atsiranda ratas. Ir dabar laikrodžio rodiklės paleidžiam srautą iš mūsų širdžių. Kiekvieną su savo spalva paleidžiam ratu pagal laikrodžio rodiklį. Jis užsisuka ir pereina ir į 3D, galim sakyti taip, susidaro sūkurys. Susidaro iš to sūkurio aplink mūsų graži sfera, kuri apjungia mūsų energijos ir stiprina mus visus. Paleidžiam priešingą pusę taip pat savo meilės energiją kanalus, per savo spalvas, per savo šviesas paleidžiam, sukuriam sūkurį, jis transformuojasi į sferą. Iš šios sferos centrą taip pat įeina Dievo ir žemės energijos, prisideda, įjungia. Mes turim labai galingą konstrukciją. Mes leidžiam kiekvienam iš mūsų dabar gauti to, ko reikia mūsų tikslams, mūsų tikriems, autentiškiams sielos tikslams. Galit galvoti apie kažką. Galit paleisti dabar kažką iš šį kanalą, kuris pro mūsų eina. Galit dabar į centrą paleisti, transformuoti ir išsilaisvinti nuo kažko, iškvėpti, padėkojant. Pasinaudokit dabar šitą erdvę, kad kažką paleisti. Skiriam 1 minutę ir paleidžiam tai, kas skauda dabar pro šį bendrą kanalą. Su dėkingumu visi prisidedam. Suvokimas, kam ta pamoka buvo atėjusi, ko aš turėjau išmokti. Kaip aš toliau turiu elgtis. Atsilaisvintą vietą užsipildo meilės energija. Užsipildo grožių, gyvybę ir sąmonę. Ir visa tai yra meilė. Visuose lygiuose. Iškvėpiam, įkvėpkim, iškvėpkim, išleidžiam. O dabar kiekvienas paprašom tos žinios, ženklo, įvykių, kurie mums padės suprasti, ką toliau daryti, kaip geriau toliau judėti gyvenime, ką čia ir dabar galėsiu pakeisti į gerą, kaip geriau galiu tarnauti meiliai, kaip geriau galiu gyventi meiliai. Ir jaučiam, klausom ir priimam tą meilį. Kvėpuojam širdimis ir įsivaizduokit, kad šitą energiją jūs myli. Aš dabar esu mylima. Kiekvienam už nugaros stovi mūsų pagalbininkai, mūsų angelai, sargai, ar pagalbininkai, ar asistentai, galit kaip norit juos vadinti. Arba protėviai, kaip sparnai už mūsų nugarų. Jie šiuo metu jums sako, jums padeda, jums duoda savo meilę, priimkite, atskleiskite, dabar atidarykite savo širdis kuo plačiau. Leiskit jūs mylėti. Nėra jokių bet.
Jums šios meilės reikia, kad jūs gyventum. Jums nereikia būti vertais šitos meilės. Nėra tokios savokos, aš vertas ar nevertas. Ne, taip nėra. Meilė yra, aš ją priimu. Atsidarau. Galiu grįžti iš tą būseną visada, kada norėsiu. Dėkuoju, myliu. Aš esu mažas vaikas ir mane pildo dabar tie, kurie viršesni už mane. Aš nesu pati viršiausia savo gyvenimo vadovė, ne. Jų yra, bet aš esu labai dabar svarbioj vietoj, materialiam pasaulyje. Daug kas norėtų dabar čia būti ir daug kas man padeda, nes žino, kaip tai yra sunku. Ir mano patirtis keliauja į mano protėviam, į mano gimtį, į kūrėją. Į bendrą patirtį. Todėl visi nori man padėti, kad man kuo geriau sektųsi. Aš ne viena, aš niekada nebūnu viena. Dievas niekada mane nepalieka. Ir aš galiu kreiptis visada pagalbos. Pasimėgaukit, kiek norit. Kaip mažas vaikas dabar primyli daug gražių, didelių, stiprių sielų. Įsiminkit šią būseną. Jums dabar nieko nereikia. Jūs neturit poreikio nei dalintis, nei imti, nei bėgti, nei atitikti kažkokius lūkesčius, nei gelbėti kažką. Jūs esat visas gyvenimas čia dabar. Įsiminkit šitą būseną. Kaip būtų faina joje gyventi. Kaip būtų faina su ją eiti visur. Galit ją užfiksuoti su kokiu nors judesiu, su pirštų pozicija, jeigu norit. Tai įmanoma, tai padės jums grįžti greičiau. Grįžtat vėl į savo rutinę, po truputį grįžtat į save, po trupučiuką vėl suprantat, kad mes esam žmonės rate, po trupučiuką dabar sakom, kad kiekvienas iš šios bendros erdvės pasiimam to, ko reikia čia ir dabar. Šią erdvę mes pridedam prie autentiškumo klubo bazės, prie energetikos, prie kurios bet kada galėsim grįžti. Dėkojam šitą erdvę. Ir po trupučiuką atsiskiriam, paleidžiam rankas, padedam vėl savo į krūtinę, koncentruojamės vėl į savo sferą, prasižiūrim, ar viskas gerai. Visada su mumis šitie srautai. Visada mano širdis aktyvi. Kada tik aš panorėsiu, aš galiu grįžti į pastiprinti šitą būseną. Labai dėkoju. Po trupučiuką grįžtu. Ir galiu atsimerkti po trupučiuką. Neskubėti.